Pažiūrėkit, dabar į mane visi, klausykit jūs dabar manęs visi. Nes aš dabar šneku tikrai nesu savimi, o su jumis ir su jūsų jausmais. Aš į tą repą, kuriu ryte, vakare visą. Aš dabar atiduodu jums save tikslu vienam, pakeisti visų nuomonę apie mane, kai daug bėdų supa mane. Pirmiausia, bandau suprasti save, nekaltinu aplinkybių ir neketinu keisti kitų ar teisti, nes ne aš teisėjas esu, aš tik paprastas žmogus esu. Pirmiausiai pažvelgiu į save ir bandau ieškinti, kas gerai ir kas blogai slypi manyje. Žengiu į savo vidų, bandau spręsti savo padarytas gyvenimo klaidas, sunkumus visokius, bandau atkreipti dėmesį į kitus. Dabar nemys prie mikrofono, paklauskit dabar manęs, kiek kartų kentėjau, kiek kartų mylėjau. Bet aš žinau, kad gyvenimas tik žaidimas, aš dabar tarsi Dievo pakeltas nuo praeito gyvenimo atitrauktas. Dabar kartuok šios žodžius, tarsi jos girdėtum, tarsi jos matytum, jausk šios žodžius savo širdyje. Nes aš žinau, kad tu supranti mane, kai kurių šios žodžius tiesiog esu tarp žemės ir dangaus, tarp tamsos ir šviesos. Kai kurie nori pakeisti mano tokį gyvenimą, žmonių išgalvota minčių sudėliota. Bet aš esu toks ir būsiu, man nereikia kitų pagalbos, nes aš gyvenu už save, o ne už kitus. Šie žodžiai labai stiprus ir reikšmingi, jie visuomet bus man reikalingi. Aš noriu pakelti lietuvių repą į viršų, noriu atitraukti žmonės nuo paviršiaus, noriu kai kurios pakeisti į gėrį, o ne į blogį. Dabar nemys su tavimi, tu klausai dabar mane ir aš žinau, kad išklausai mane. Man nereikia, nereikia kitų žmonių abejonių ar kritikų apie mane. Aš toks pats žmogus kaip ir visi, su nori, su troškimu tikslu. Aš su savo mintim stengiuosi neįsiskirti į skirtingas pusės, nenoriu, kad jos atsitrauktų nuo manęs, nes aš tik taip save įsireikšti galiu, kitaip nemoku ir negaliu, nes tik taip savo sakinius kuriu. Gyvenimas tai yra žmogaus nuosavybė, bet ne kiekvienas gali saugoti savąją gyvybę. Žmogus diena po dienos galvoja ir vėl galvoja, ką padaryti taip, kad viskas pasikeistų kitaip. Daug naktų praleista prie šių natų, daug sunkių akimirkų neleidžia man ramiai gyventi gyvenimą, į teisingą kryptį patraukti, atitraukti gėrį nuo blogą, eiti į teisingų kelių, ištrūkti iš spąstų kančių. Jau, aš turiu pasakyti jum ate, nes čia artėjo jau šito treko pabaiga.